Tai šitam skaitmeniniam pasaulyje daugėja tekstų, kuriuos reikia išversti ir pateikti visiems suprantamą kalbą. Tai to ir svarbus yra vertėjo darbas, kad mes pateikiam visą turinį nuo filmų, knygų, serialų ir kitos medžiagos lietuviškai. Tai taip viskas tampa prieinama visiems žmonėms. Studijose kalbos technologijos ir vertimo studentai išmoksta versti į anglų ir lietuvių kalbas, taip pat išmoksta redaguoti tekstus, mokosi ir antros užsienio kalbos. Tačiau mes taip pat prisiliečiame ir prie audiovizualinio vertimo, tai yra subtitrai ir kiti panašus vertimai, taip pat išmokstame šiek tiek daugiau apie lokalizaciją, tai yra apie interneto svetainių vertimą ir kaip pateikti šiuos produktus tiksliniai auditorijai. Aš manau, kad šita studijų programa labai tiktų šitiems žmonėms, kurie mėgsta kalbas, mėgsta mokytis įvairių kalbų, bet taip pat kurie yra imlūs įvairių sričių žinioms, kadangi vertėjai turi turėti įvairių sričių žinių, tai šitoj profesijoje ir šitose studijose visuomet bus ko išmokti ir visuomet bus kur tobulėti. Tai labai rekomenduočiau šitas studijas labai žingeidiems žmonėms, kurie nori pasiekti kuo daugiau. Pabaigęs kalbos technologijas ir vertimo studentas tikrai turi praktinių žinių, kaip vykdyti individualią veiklą ir kaip versti tekstus realiems klientams. Ir mūsų dėstytojai labai skatina studentus pradėti individualią veiklą ne tik pabaigus universitetą, tačiau ir studijų metu. Ir visi dėstytojai labai palaiko ir skatina ieškoti klientų ir nepasiduoti ir dirbti.